question. I would like to repeat the home game against Galatasaray. Su Galatasarayum. Su prieš Turkus, aišku. Su Galatasarayum. Second game against Galatasaray in Istanbul. Against Galatasaray, I think. I'm sure that if we play one more time with them at home, it will be for sure different result. But this is the process, this is the way what one team need to have to feel pressure when you have important games, hard games, when you play against good teams. So next season I think again we will play against them and I accept better game and better result for us. It's easy to win, but I think you are learning and impairing more from when you lose a game. So. Win this semi-final, we would probably win the whole Challenger Cup. It would be a really big opportunity and Pusfinalyje mes pralaimėjom Challenger Cup čempionams. Jau prieš mūsų rungtynės, pusfinalio rungtynėse buvo kalbos, kad finalas turėtų būti tarp šitų komandų, tarp Žaibo ir Galatasarajos. Bet gavosi kaip gavosi. Tai likimas taip suvedė, kad mes tai susitikom pusfinalyje. Man tokio dar nebuvo niekada nutikę, kad 2 sekundės ir pralaimėtas mačas. – 22-5. Tikriausiai. Jo, daug išmokom, daug patobulėjom taktiškai, ištvermė, plaukimo, kamuolio technika. Nežinau, ir žaidėjai, kurie atvažiavo tiek iš Serbijos, tiek iš Kroatijos, iš Vengrijos, kurie yra iš Ukrainos irgi mūsų centro puolėjas. Visi prisidėjo prie to, kad Žaibas dalyvauja tokio lygio rungtynėse, kokiose dalyvaujam dabar. Jie savo atveža, jie savo patirties atveža irgi metodikų, tiek kaip žaidėjo, matai pasiruošimą prieš treniruotę netgi, ne tik prieš varžybas. In Hungary it's like, let's say, more hotter, more temperament in people. Here are more calm, everybody is more calm, more quiet here. So it was, for me, I usually speak a lot, so for me in the beginning it was hard to get used to a little bit, but after I get used to it and I really enjoy this calm. It's how you say in Hungary, in the club, it's always like really big expectations, like big pressure on the players. And here was like the really calm season. So this is what I really enjoyed. And with the teammates, it was good to work. Like even in the gym, even in the water, they were disciplined. It was we could do good trainings. When I was coming here, I spoke with Bati, who is a coach. He was then coach, he's still coach, and he told me only good things, and I trust him. And the thing is that everything was like he was saying. So I think that club is doing very, very good things in all aspects, and even they are in some segments even better than the clubs that I before played. So they can be proud of the structure in the club. And they just need to continue like this, and they will progress with us like a team. We will play better, we will play in better and in more higher competitions, and even the club will grow up. Stengiamės su tėčiu atskirti vandensvydį nuo tėvo ir sūnaus, kas iš tikrųjų dabar labai padeda. Tai kaip pradžioje dar atsinešdavom į namus, kažkiek to iš treniruočių, iš varžybų, o dabar viskas yra puikiai. Tai visą gyvenimą mano treneris yra, tiek mano brolio buvo treneris irgi, tiek po varžybų važiuojant namo irgi, ką geriau būdavo galima padaryti, ko nereikėtų daryti rungtynėse. Visą laiką būdavo tas diskutuojama, kai iš kelionės, iš baseino į namus. O super, džiaugiuosi, kad galiu su juo tiek daug laiko praleisti. Iš tikrųjų, nes gal ne tiek daug yra galimybės kitiem praleisti su šeimom, o čia su tėčiu į treniruotę, iš treniruotės į kelionės visur keliaujam kartu. Tai tik tai džiaugiuosi dėl to. I think it's easiest to be player because you just jump in the water, you do your job, what coach asks you, but to be coach, it's
a little bit, I cannot say complicated, but you need to think about 14 guys, 14 different characters. You need to prepare training. You need to always to follow them, how they feel, how they, so you need to adapt yourself on the team. And but for me, it's new experience, and I really enjoy to work with them. This is my first club, like a coach, and it's big emotion for me to be coach for these guys. Aš tikiuosi iš kito sezono, kad mes būtent laimėsim visus turnyrus, kuriuose žaisim. Šiais metais tikslas buvo irgi toks pat, bet nepasisekė kol kas vienam svarbiausiam, sakyčiau, turnyre tam challengeriai. O kiti metai žada būti geresni, nes ateis dar papildymas iš žaidėjų. Ir tikiuosi, kiti metai laukia mūsų labai geri. Jeigu dirbsim taip ir toliau kaip šiais metais ir dar pasipildys žaidėjai, tai